Labas rytas. Labas rytas. Antra diena mūsų viloj, saloj. Mes jau po pusryčių. Pusryčiai čia mum įėjo į kainą. Pusryčiai buvo tokie standartiniai. Daug labai nebuvo kažko tai. Bet pavalgyti tikrai užteko. Bufeto stiliaus gali eiti ten pavalgyti, paskui vėl įsidėti, jeigu nori. O tai laikas? Aš paskui tau uždėsiu. Dabar pasiruošim, eisim į pliažą prie jūros. Biškiai eisim maudyti jūrai, galbūt pasnurkelint, po vandeninį pasaulį pažiūrėti, kaip čia jisai. Saulė spigina iš pačio ryto jau. Nu, bet tie vietiniai gyventojai, tai aš žinau, nu jie tokie kažkokie yra įdomus žmonės. Jie sėdės, nieko nedarys, bet sėdės šiukšlynė va tokiam aplinkui. Matrasai kažkokie, voliausi, raskalduškės, suplyšus. Ir nieko neapstarkys aplinkui. Bet atsisės į kėdę ir sėdės, nieko neveiks. Telefonė sėdės. Visur kažko tai va. Kažkokių ventiliatorių detalių. Matrasai kažkokie. Velniai žino ko. Gerai, štai mes išėjom į kitą paplūdimį, kitą pusę. Čia žmonių kažkaip žymiai mažiau atrodo. Kol kas vakare nežinom dar kaip. Vakare ateisim irgi. Labas rytas, banano diena. Banano diena. Pavėsį radom mečikę. Biški pekla tokia lengva ant saulės. Šiandien debesėlių visiškai minimaliai. Tai bus apie 40 karščio. Pavėsį 33, man atrodo. Ant saulės net nesinori lysti, ten kad sudegt. Kažkiek aišku galima, bet tai kremo nuo saulės yra būtinai. Reikia būtinai teptis. Oi. Čia prigulėm prie Redži baro. Čia vakare vyksta dalykai visokie įdomus. Užeisim mes. Po vieną šalto gal. Užeisiu, galėsi eiti. Turim porą supynių va čia. Ir čia visokie aplinkui bungalai kiti čia. Viešbutėliai, bungaliukai. Vandens motociklas, nežinau, čia namuojasi, nenamuojasi. Tai šiandien va tokia diena ir bus. Biški čiliako, rameko. Pala, kur tu eini? Ateik iš Daug turbūt kažko neparodysim. Bet ką išeis, tą nufilmuosim. Dar kažkaip gal reikės susirasti snurkelį. Mačiau, ten žmonės nardo. Žuvelių gal yra. Ką, einam? Einam į vandenį, brisim. O, vandeniukas skaidrus koksai. Ir šiltas. Jėgelė. O, jėgelė. Nu, vaikučiai, kaip vandenukas? Gerai? Ką, mamytė? Šaltas? Man nesaltas. Mamytė, įtarkaito galvelę, man atrodo. Nu, žinai, koks vandenukas. Tai kiekvienam skirtingai. Jo. Šitą, einu nušoksiu nuo leptelio. Taip, atėjo mes pavalgyti. Užkąsti. Dieve, kiek tu gali valgyti? Augustė tai blynų užsimanė, tai va, Augustė blynų gavo, o tečiui blynų neužtenka. Va, Man reikia grevečių. Blynai ir jisai dar čia užsakė, bet šitas skanus dalykas. Kaip čia vadinasi? Patai, nu. Patai. Su makaronais. Skanus šitas. Aš valgiau jau čia vieną kartą Tailande. Šį kartą. Bet neatsimenu kur. Bet čia šitas skanus. O dabar Augustė. Blynai pagarsė. Ir Augustė užsisakė tatuiruotę. Jei blynam, kas kaina? Kuri Su kitų pagaliukų. laikysis
padėk biškai. Rūstė, padėk į Apie lėkštę. savaitę laiko. Ir užsimanė nei Pikachu. Va. Tėtis Noriu ir šitą. draugelis atvarė. Aštru jam ne... Ką nori? Makaronų? Užšoko ant kelių draugelis. Eik. Nu eik. Geras. Eik. Eik tu dar ne. Neina. Eik. Ką čia? Dėdė piešia su kažkokiu metaliuku aštriu. Neskauda, Augustė? Skauda. Skauda? Man skauda viskai čia. Nejudė gerai. Nu, kur tu esi dabar čia? Rojuje. Taip. Čia toks vaizdas. O čia va, mes gulim. Ir kainuoja tik tai ant 100 pinigų, ar 150 daugiau negu miestą. Taip. Su tokiu vaizdu. Sugalvojam biškį parelaksuoti taip labiau. Pasilepinti, kaip sakoma. Jau nežinau, išėjo iš skaičiaus. Kelintą mes čia darom? Nežinau, neskaičiau. 4., 5. O ne? Čia pavalgai va, vietoj čia ateini pasimasažuoji, iškart įsimaudai. Nu. Nu va, viskas man reikia daryti. Augustė? Hello. Lau. Odžiu, į ekraną. Kaip masažas? Masažas gerai, kakliuką gerai masažavo. Seilės bėgo ten atsigulus tik. Tu darai kokį? Tailandietišką. Tailandietišką. Masažą. Šiaip turėjo labai stipriai palaužyti tave, ne? Nes jie daug laužo. Su alkūnėm ten taip kažkaip paminkė. Bet buvo, kad darė kitur jį biškai stipriau. Ten vyras darė, tai jau ten laužė mane minkė. Čia tai taip švelniai mergaitė. Mane tai stipriai. Aš ėmiau pečių ir galvos masažą. Tai nugarą taip išmasažavo, galvojau, pridarysiu netyčiai kelnes, nes labai jau stipriai. Visus ten tuos blogumus man išmaigė. Tikiuosi, būsiu sveikas žmogus greitai. Tai va, o mes sėdime vėl kavinėj. Čia toks trikampis gaunas. Įsimaudyt, masažas, Jo. pavalgyt, vėl įsimaudyt, vėl pavalgyt. Pavalgysim ir eisim jau link savo viešbučio. Nu ką, jau viskas, vakarėlis pas mus. Ten va, kaip matot, kamputyje prie teliko. Pirma serija jau uploadinasi. Išlekas ant mano kojos. Viskas, mes gulim, žiūrim dar filmą tokį, kažkokį, nežinau. Ir šiandien tiek. Na, filmą kažkokio lagio. Jo. Rytoj. Išlekamas toliausia. Rytoj pasiėmėm vieną turą, taip kad nepamirškit pasubscribint, kad nepraleistumėt naujų mūsų serijų. Man badalė tokia pat kaip tavo. tu dar pasidarė šiandien. Va tokia kaip tavo. Kaip mano, tai Jo. parodyk, nematai. Kas čia, Pikachu? Ja, Pikachu. Pikachu. Išlekė ant tavo rankos. Nu, kai ant mano rankos vajo. Tu toliau daug, o aš toliau. Viskas, night. Ką, labanakti viskas tada visiems. Bye. Bye! Labas rytas, draugai, žiūrovai. 6 ryto, man kaip visą laiką nesimiega. Ir aš einu ieškoti nuotykių. Gal sutiksim dar kokių gyvūnų, nežinau. Jo. Kągi.
Salos dydis yra iš tikrųjų 7 km ilgi ir plotis ten nėra, nežinau, ne kilometrų. Taip, kad čia galima per gerą pusdienį apeiti visą salą. Šiandien einu į vieną pusę. Oh my god, kokį vorą matau. Nežinau, jūs matot, kai mano ranka atrodo. Jeez. Einu šiandien į vieną pusę. Patirinėsim salą iš vidaus. Sutiksim, dar vienas voras. Sutiksim gal kokių žvėrių. Kas blogai, tai pamiršau pasiimti nuo vadų purškalą. Nu, bet gal nieko baisaus, gal nesuvalgys. Bet jau kažkokias musės zyzė aplinkui visokias. Jau sutikau ženklą, kad už kilometrą bus pirmas viewpointas. Kita dievų pusė. Seni tie aukurai jų tiesiog numesti šalia kelio. Čia vienoj pusėj, ten kitoj dar į krūmų sumėtyta. Ir baigėsi visas jų aukojimas ir budizmas. Štai čia va. Poverė. Paukščiukų daug visokių įvairių. Kažkas šnara, krapžda krūmuose. Gyvenimas verda. Neužilgo ir priėjom pirmą apžvalgos aikštelę. Lung Dum bei viewpointas. Čia va yra visa mūsų sala. Mes gyvenam kažkur čia. O dabar aš atėjau čia. Tai va, nuo vieno taško kito 7 km. O čia plačiausia vieta, net nežinau, nu kiek čia, kokie pusę kilometro maksimum. Tai va. Ir šiandien keliausiu iki galo. Nežinau, apsimoka čia leisti žemiau. Tiesiog jūra. Nieko ypatingo. Uolos ir vaizdas į jūrą. Kažkoks paukštis didelis skrenda. Gerai. Varom toliau. Mums reikia nuotykių. Fui, buvo keli tokie nusileidimai, pakelimai. Taip prirainu to pačiu keliu. Nerandu niekur kokį nusukimą. Aplinkui vien privatus tie viešbučiai visokie. Atsigersim manęs biškį. Va, taip ir einu. Batraikos nedaug liko, reikia pataupyti. Nu va, išėjom į kažkokį vėl paplūdimėlį, bet čia, kaip suprantu, rezortą. Bet nieko nesakė, nėra ženklo, kad privatu. Ten tolumoje matosi kažkur mūsų paplūdimys. Salos, į kurias šiandien plauksime, man atrodo. Turėsim 5 salų turą. Ką žinau, čia bandytai einam, tą keliu praeisim dar. Čia pristatyta akmenukų bokštelių. Einam toliau. Tiltelis. Tikiuosi, nenulūšiu aš čia su juo. Ir kažin kur čia mane nuves. Tas takas. Kaip manot, lipam čia? Ar einam čia? Su tais sandalais nelabai čia patogu iš tikrųjų šliaužiat po tos akmenis. Bet mes praeisim čia, manau. Dar kokį krabą gal žiūrėk pagausim. Oba!
O, kažkokios suolos, voveriai bėga. Man sėdi, bėgia. Voverė. O. Kažkokie urvai. Ne, čia gyvačių galima. Čia, manau, nelysiu. Bet ten ant viršaus būtų geriau biški, ne? Užsikart. Nu va, radau tokį spotą. Ir manau, pats laikas pakelti droną. Nu, tikiuosi patiko drono kadrai. Dėl jų čia aš rizikuoju šitoj saloj, nes yra nacionalinis parkas ir aplamai Tailande reikia leidimą turėti, kad dronas skraidžiat. Dabar judėsiu atgal į dušą ir pusryčių. Bus nueita apie 10 km. Not so bad. Nu, grįžom į savo paplūdimį. Grįžom. Aš grįžau. Dabar yra 9 km 200. Tai 9,5 kažkur. Prasiėjom. 2 valandas 16 minučių. Ką einu ir aš greitai šoku į dušą. Einam pasišiaut. Kažką iki 2 parastumt laiką kažkur. Nežinau, vėl gal smaudyt reikės, ką? Nes čia daugiau. A ką čia daryti? Nieko nėra ką daryti. Nu ką, pasimaudėm biškį, pasilsėjom nuo poilsio, nes pailsėjus reikia vėl pailsėti. Susikrovėm tašykę, plauksim į salas, nežinau tos, ne tos, bet tikriausiai, kad tos šiandien 5 salos šiandien. Turas kainavo 500 pinigų suaugusiam ir man atrodo pusė kainos Augustui, tai 250. 3 valandos ir įeina dar ten kažkoks maistas, snakai, gėrimai, žodžiu. Vanduo. Ai, vanduo? Nu gerai, vanduo, tai vanduo. Šalto, žodžiu, nieks neduos, reikės pirkti. Tai išplauksim, man atrodo, iš čia, neatrodo, taip ir bus, išplauksim iš savo pliažo. Čia va 5 minutės nuo viešbučio. Ten netgi jau turbūt stovi mūsų speedboatas, raudonas. Einam dabar, atspėkit, kur einam. Teisingai, einam valgyt, nes pietus pagal grafiką. Einam pas tą babulę ten, kur dabar dažnai būnam. Po bliniuką, po makaronų. Vos nepamiršau. Ką valgom? Ką mes gyvalgom? Tradiciškai tai foodas. Pasaro patajus. Santam salodas papajų pas mane. Krevetės, ryžiai ir Augustė čikina. Po vieną šaltą, kokoso, džiumdžium. Kokosas Tailandė yra labai skanus. Man atrodo, esam girdėję, kad Balyje nelabai, ne? Kokosai. Girdėti yra vieno, o paragauti kitą. Bet būtų fainai nuvažiuoti paragauti. Brazilijai ragavom, irgi buvo labai skanus. Ką Čia jau dabar? net buvau pamiršus, kad toks skanus. Dabar reikia biškai skubėti valgyti, nes pavėluosim savo laivą. Gal nepavėluosim, aš manau. Pašauksim, kad palauksim. Skanaus visiems, kas valgo.
Jonam. Žiojam, žodžiu. O taip, pasirodo, neiščiai išplauksim. Dar kažkur važiuoja kitur biškį. Viskas, baigėsi kelionė. Nuleido ratą. Oi, toj grįž manęs pasiimti kitas vairuotojas, kur nuvežė airą. Čia jau beveik atvažiavom iš tikrųjų. Taip va nepasisekė. Nu ką, nieko nepadarysi, būna. Aplenkėm tą. Aplenkėt, mum ratas sprogo. Mes aplenkėm tą. Nu, patiko? Aplenkėt, pas mus ratą nuleido, dėl to ir nedavažiavom. Nu tai va, atvažiavo jūsų mopedistas, davežė dabar. Okay, let's go. Nu, taip, žiūrėk, plauksim su kokį laiviuku. Speedboat. Speedboat. Bambino, kaip ant šitį. Matai, kai skrenda. Nu va, tolumoj turbūt matosi visos salos, viena šalia kitos. Tai čia labai viskas vietoj. Jau, sveiki atvykę į Kam salą. Kam. Nekarštas smėliukas? Ne, labai gerai. Žodžiu, va, jeigu jūs ten jau saloj būsit sumokėję tą parko mokestį, tai čia reikia parodyti tą bilietuką atsivežti ir nusipirkti dar vieną parko mokestį. Čia jau į tas salas po 100 pinigų. Sakė po 100, kažkaip čia 300. Nu, žodžiu. 100 žmogui, bet tai gal 300, jeigu ten nesumokėjęs dar 200. Gal aš šitą taip galvoju. Žodžiu, sakė 100, dar damokėti čia reikia. Nes ten mokėjom tik po 200, o iš viso čia rašo 300. Tai išeina, kad taip kažkaip. Šventykla netgi yra? Ai, nu tai čia jo, parko darbuotojai. Aukų. Ką, čia daug nėra ką veikti, tiesiog va ten pasifotkinti, čia pasifotkinti. Čia toks pležiukas. Kas nori, aišku, gali įsimaudyti. Va. Va, žiūrėk, čia. Nu, čia Einam gražiai. biškį vandenų. Nu, va, ir čia turi jie tokį aukurėlį savo būdom. Aukurėlį. Čia aukojimo tas Nu, aukurėlis. aukurėlis, ir žinai, kas tai. Rūkimo zona. Ar žiūrėk, yra aukurėlis. Aukurėlis, čia toks pavėsiukas, gerai. Dega aukuras. O, O čia yra, va, fotkink mūsų misis. jai patinka va šiti visi, aš nežinau. Va, paaukojo limonado ir Eik, bankutę atsistok, vandens. va ten biškį. Arčiau va čia. Nu, pasidarėm gražių nuotraukų. Ir plauksim, man atrodo, dabar snurkelint kažko. Gerai, sala numeris 4, nu, pagal pavadinimą. Čia dabar šoksim autis. Įsteigė. Viskas, Augustė lieka. The sunshine, you are the ocean to me. You are the sunshine, you are the ocean. Sunshine, you are the ocean to me. You are the sunshine, you are the ocean.
ką, atvykom į salą numeris 5. Pavadinimu Kudi Island. Kukudi. Ten Kudi, čia Koku. Ai, ko yra pas jos ko, tai sala. Ir Kudi. Tai va, čia turėsim valandą laiko tokį čiliaką, maudytus. Ten kažkur duos dar vaisių. Ir viskas, tinginiaujam toliau. Ai, ten tolumoj dundulis žaiboja. Kiekvieną vakarą šiandien gal išeis timelapsą padaryti, jeigu bus labai gražiai atrodo. Kažkur aplinkui visą laiką kiekvieną vakarą žaiboja. Žaiboja, griaudi. Taip gerai atrodo tie žaibai. Suvalgiam arbūzus, ananasus, iki marinam. Lietus ten šonu eina, man atrodo, net va matos jau ten visai netoli. Lyja. Tikiuosi iki mūsų nedais. Nedais. Nesinori čia visai po to lietum sėdėt. Va, jie čia ir savo gaidžius, vištas augina. Jie čia dzobina kažką tai. Kažkas paliko ten šiukšlę, na, padzobina. Į ko iš atvaro dabar visi? Gaidžiai. Ko. Oi, ten kokie mažiukai, višiukai eina, pažiūrėt. Kokie faini. Atplaukė, pavalgė, šiukšlių paliko. Maladėts. Žiūrėkit, kokie mažiukai faini. Ciplikai. Musės gaudo kažkokias siečiau. Ai, skrusdėlės kapuoja. Pi. Kokie miniatiūriniai. Pi. Karočiai, tokios pačios vištos mažos kaip ir tailandiečiai, čia visi nuo karščio įdžiūvę. O ne? Lekiam, bet gal supirdom. Not so bad. Nu ką, Augustė, kerta vėl savo blynus, tiksliau mano rekomenduotas. Grįžom iš tūro, savo bičą. Nu, porą komentarų apie tūrą. Komentarai, aš jau neatsimenu, kiek mes anksčiau mokėdavom. Bet ten toj kitoj pusėj, kur Puketas, kur šitas Pipy sala, ten į Rają salą plauki, koralų, tai ten snirklingas toks fainas, vanduo permatomas. O čia toks drumzlinas buvo, bet, ką žinau. Permatomas, bet ne visai, bet, aišku, matėsi ten žuvis, koralai. Matėsi, vis tiek fainai. Žodžiu, kas, ten 500 pinigų. 500 pinigų, tai nežinau, jeigu neturit visai ką veikti, tai galite suplaukti, čia vis tiek daug laiko neužima, 3 valandas. Bet, nežinau, iš 10-5 duočiau. Tik taip? Nu, tai matai, kai mes matėm biškiau daugiau ir geriau, tai tau yra su ko lyginti. O ką, dabar, kaip ir sakėm, po bliniuką, po vieną šalto mamukai. O čia geriam šičia skanų gėrimą. Jisai vadinasi kampirinė. Čia yra braziliškas kokteilis, daromas su kasašo, su naminiu. Kuo ten naminiu? Nesvarbu, naminiu gėrimu. Labai skanu. Mamytė pamelavo, kad mes eisime 3 šalas gyventi. Eik, tu ką čia dabar? Biški. Parodyk mamytį. Augusta, nieko aš taip nesakiau, čia prisigalvoji fantazijus. Tu. Gerai, skanaus.